Sveiki, su jumis sveikinasi neįtikėtini faktai. Nesumokėjęs mokesčių Lietuvoje netrukus gali sulaukti grasinančių mokesčių inspekcijos laiškų, o vėliau ir antstolių. Tačiau Pakistane skolininkas sulaukia transvestitų, tai yra moterimis persirengusių vyrų. Konservatyvūs pakistaniečiai tokių skolų išmušinėtojų bijo it velnias kryžiaus. Į darbą atėję transvestitai gauna skolininkų sąrašą, tuomet jie skambina kiekvienam skolininkui ir prašo sumokėti mokesčius, grasindami apsilankyti jų namuose ar darbovietėje. Jų pasirodymas sukelia skolininkui didžiulę gėdą prieš aplinkinius, pažįstamus ar bendradarbius. Jei skolininkai išsisukinėja ar bando apgauti transvestitus, šie pagrasina sugrįžti po 24 valandų. Tačiau, jei dar kartą atvykus padėtis nesikeičia, transvestitai darbovietėje visų bendradarbių akivaizdoje sušoka seksualų šoką. Toks pažeminimas pats baisiausias. Juokas juokais, tačiau Pakistane mokesčių vengimas yra labai rimta problema. Vos 1% pakistaniečių moka pajamų mokestį, o valdžia ieško įvairiausių būdų, kaip pagausinti biudžetą. Be to, jei Pakistanas surinktų daugiau pajamų iš mokesčių, Tarptautinis valiutos fondas paskolintų šaliai $5 milijardus, kurie šiai skurdžiai valstybei labai praverstų. Ačiū žiūrėjusiems. Visas neįtikėtini faktai laidas galite rasti internetinėje televizijoje Betabu TV, taip pat kviečiame mus sekti Facebook puslapyje.